Klausyk, Jerikai, gal tada po paskutinę ir vsio, namo, gerai? Dailioji šeimininkė. Grožė tu mūsų išauk darbdyrant po 50 ir mes vsio, tavo nekilnojamas turtas. Čia įsidėliu, aš tau galėčiau pasas. Klausyk, Ergaldai, Ką? kaip tu namo grįši? Perkūnai, žinau, Erikai, aš išeisiu į gatvę. Aš nugrįžti ant šaligatvio. Žmonės vis tiek, eidami pamatys, sakys, o, čia tas, kur iš televizijos. Ir padės pareidgi, ne pirmas kartas, Erikai. Geriau pasakai, kaip tu grįši, vaikėlį namo, kaip tu grįši. Aš taip paprastai, aš prieš gerdamas paimu kišenį įsidedu lapelį užrašęs. Aš toks ir toks gyvenu Paryžiui, Montmartre 3322 ir viskas. Pala, bet tai kad tu gyveni Vilniuje, Fabijoniškėse. Na tai taip, bet žmonės randa su lapeliu ir... Bet tai va, šitą lapelio pagalbą 2 kartus Paryžiui nemokamai buvau. Štai geras, bet... O Jerikai, laikyk mane!